Sveiki! Šį kartą pakalbėsime apie tai, kaip reikia laikyti konjaką namuose. Atrodytų, kad ir paprasta, ir sudėtingas šis klausimas, tačiau vis dėlto yra atitinkamos laikymo sąlygos. Ir šiuo atveju reikia skirti keletą dalykų. Tai yra konjakas skirtas ar vartojimui, ar ilgesniam laikymui, ar kolekcionavimui. Jeigu skirtas yra vartojimui ir konjakas yra vartojamas kartas nuo karto, tai pirma sąlyga visais atvejais tinkama, kad konjako butelis, ne taip kaip vynas ar šampanas, turi gulėti, bet konjakas visą laiką turi turėti tokią formą. Vynas ir konjakas, kadangi jam reikalingas kontaktas su oru, jisai kvėpuoja per kamštį, o konjakas, kadangi jo stiprumas yra 40 laipsnių, tai jisai gali pažeisti kamštį ir atsiras mikrodalelės, per kurias konjakas praras savo aromatus ir skonį ir galų gale stiprumą. Dabar kaip ilgai laikyti butelį? Yra paprastos rekomendacijos. Butelis, jeigu jisai yra pradarytas, tai jisai turėtų būti suvartojamas per 6-8 mėnesius. Nes kuo tu daugiau atidarinėji, tuo yra didesnis kontaktas su oru, vadinasi, išgaruoja aromatai, prarandami aromatai ir mažėja santykinai stiprumas. Taip, kad yra vidutiniškai tokios taisyklės su skirtu vartojimui. Dabar butelis turi būti visais atvejais, nesvarbu kokiam atvejam skirta, jisai turi būti laikomas aplinkoje, kurioje nepapuola tiesioginiai saulės spinduliai. Nes tiesioginiai saulės spinduliai, nors aišku Lietuvoje jų yra ne tiek daug tų saulėtų dienų per metus, bet jie veikia konjaką ir jisai praranda savo savybės. Jeigu mes laikome ilgesniam laikui, tai pavyzdžiui, gavom konjaką savo gimtadienio progą, dovanų, tai mes lygiai taip pat su juo turime elgtis, bet jeigu mes matome, kad jis yra vertingas, jis duoda prisiminimus, gal reikėtų jį palikti ateinančiom kartom, todėl geriausia uždengtoje patalpoje jisai turėtų būti, kad kuo tamsesnė būtų aplinka. Jeigu jau mes kolekcionuojame konjaką, tai turėtų būti atskiros specialios spintos ir čia jau kiekvienas kolekcionierius jisai nusprendžia, kokį dizaino pačiam sukurti, pirkti vienokias ar kitokias spintas, bet jų pagrindinė savybė tai, kad jos turi būti uždaros ir visą laiką viduje būtų tamsu. Konjakas yra vartojamas kambario temperatūros, jam nereikalinga vėsesnė temperatūra, nes aromatai atsiskleidžia esant kambario temperatūrai, pačius geriausius. Bet dabar jeigu mes laikome specialioje tam skirtoje vietoje, pavyzdžiui, patalpoje, kurioje laikome vynus ar šampanus, tai jeigu yra temperatūra 13-14 laipsnių ar 16 laipsnių, svarbu, kad tokia pati temperatūra ten galima taip pat laikyti, bet tik tai tada nusprendus vartoti konjaką, jį atsinešus į vartojimo vietą, tai yra į kambarį, jisai turi šiek tiek pabūti, kad įgautų kambario temperatūrą.